Ruduo – tai metas, kai susidurime su mažesne dienos šviesa. Daugiau patiriam šalto oro, drėgmės, prastesnės nuotaikos ar imuniteto susilpnėjimą. Tai kaipgi pasirūpinti savo sveikata šaltuoju metu? Pasistengkite dienos metu būti lauke bent 15–30 minučių. Dienos šviesa padės pagerinti jūsų nuotaiką ir padės užmigti geriau nakties metu. Kasdienis fizinis aktyvumas stiprina jūsų imunitetą ir sumažina psichologinį stresą. Rudens metu gali padidėti nuolatinis nuovargis, būti prastesnė nuotaika. Tad labai svarbu kasdienybei skirti laiko veikloms, kurios suteikia mums kokybišką poilsį. Jeigu jaučiate nerimo ar depresijos simptomus, kreipkitės pagalbos pas psichologą ar psichoterapeutą. Pasirūpinkit savo miego kokybę. Siekite reguliaraus ir kokybiško miego režimo, kuris galėtų stiprinti jūsų imunitetą, nes miego trūkumas didina infekcijų riziką. Svarbu kiekvienoje dienoje užtikrinti pilnavertišką ir subalansuotą mitybą. Užtikrinkite, kad maiste būtų daug baltymų, sveikųjų riebalų, skaidulų ir daržovių. Taip pat galite įtraukti fermentuotų produktų, kurie turi daug vitamino C. Taip stiprės jūsų imunitetas. Galite rinktis natūralias arbatas, kurios mažintų uždegimą, kaip ciberžolė, cinamonas ar imbieras. Venkite perdirbto maisto, daug cukraus ir transriebalų turinčių gaminių. Šaltasis sezonas patikrina mūsų organizmo atsparumą, energijos resursus ir emocinį balansą. Tad visiems linkiu pasirūpinti savo sveikata ir šiuo šaltuoju laikotarpiu.